visas gaunamas pensijas. Anot organizatorių, Lietuva yra paskutinė pagal pensijų dydžius Europos Sąjungoje, o 180 tūkstančių žmonių šalyje gauna vos 345 eurų siekiančią pensiją. Slaugytojams suteikti įgaliojimai išduoti pacientams nedarbingumo pažymėjimus, kaip skelbia Sveikatos apsaugos ministerija, tokią teisę jie įgys nuo Liepos 1. Kol kas numatoma, kad slaugytojai galės išdavinėti nedarbingumą sergant COVID-19 ar kita virusinė liga. Tokius nedarbingumo pažymėjimus slaugytojai galės išduoti neilgesniam nei 7 kalendorinių dienų laikotarpiui. Ligai tęsiantis ilgiau nei 7 kalendorinės dienas nedarbingumo pažymėjimą išduos pacientą konsultavęs gydytojas. Izraelis atšaukė savo